Vakar pagaliau atkeliavo ilgai lauktas baltai cinkuotas detalės. Su gera nuotaika, nieko nelaukdami, greitai viską išsikraunam, apžiūrim, ar niekas nepamesta, ar viskas yra. Aišku, kaip visada, standartiškai cinkuotos smulkios detalės atkeliauja dėžutėse ir viskas būna surišta vienete. O tai reiškia, kad iki smulkių detalių panaudojimo dar užtruks šiek tiek laiko, nes viską reikia išpainioti. Čia noriu patikrinti, ar veržlė lengvai užsisuka ant priekinio rato ašelės, nes būna po cinkavimo veržlės užsisuka su didelė įvarža. O pasitaiko ir tokių variantų, kad užsukti visai neįmanoma. Laukia nuobodus miegą keliantis darbas, iš viso yra apie 100 vienetų stipinų ir šiek tiek užtruks laiko, kol juos visus išryšiu ir patikrinsiu. Labai geras užsiėmimas, jeigu esi irzlus, susinervinęs, tai nusiraminimui prieš miegą kaip tik toks darbelis. Na ir pagaliau viską susirūšiuojam, susidedam. Ir tai pagalvojau, kad ratą lengviau man būtų stipinuoti ir sutampyti, gal vis dėlto reikia tos stipinus patikrinti, kaip stipinų galvutės užsisuka ant pačio stipino. Vėl aš esu nustebęs, nes pasirodo didžioji patikrintų stipinų dalis tarpusavio blogai kontaktuoja. Tai yra stipino nipelis užsisuka iš jėgos ar visai negali užsukti. Turim atsirinkę keletą geresnių. Sugalvojau dar pagražinti ratų stebulę, nes pirminis vaizdas man truputį kaip ir netenkina. Tai sugalvojau jį populiaruoti dar su 800 grubumo popierium ir užbaigti su 1200. Jau anksčiau minėjau, nesu aš aliuminio poliravimo meistras ir man jį poliruoti nesiseka ir aš negaliu pasiekti aukšto rezultato. Šiuo atveju naudoju savadarbės staklės ir kaip pagalbinė priemonė patogumui panaudoju kampinį šlifuoklį. Kampinį šlifuoklį apsukos kiek įmanoma sumažintos, bet norint išgauti poliravimo aukštą lygį, apsukos turėtų būti ženkliai lėtesnės. Dar labiau sumažinti apsukom galimybę šiuo metu aš neturiu. Tai rezultatą bandysim pasiekti su tokiom galimybėm, kokiom turiu. Baigus poliruoti 1200 grubumo popierium, rezultatas tikrai ganėtinai geresnis, bet pastebėjau, kad yra paliktos juodos dėmės, tarsi silydžiusi guma. Tai tada pagalvojau, kad panaudosiu, tai yra poliruosiu tik tai popieriaus pagalba be kampinio šlifuoklio. Na ir vaizdelis tikrai dar geresnis, juodų dėmių nebeliko. Ir tokį, kokį turiu rezultatą, neturint tam tikrų tinkamų priemonių ir įrankių, esu tikrai patenkintas. Žiauriai čia pas mus viskas gerai atrodo, malonu žiūrėti, paimti į rankas, viskas atnaujinta, guoliai nupirkti nauji, kuriuos dabar ir įdėsim į stebulę. Tepalas dar niekam nepakenkė, kuo daugiau, tuo geriau. Na ir pagaliau priartėjom prie ratų surinkimo darbų. Kas liečia stipinus ir jų galvutes, tai nežinau, man vis tiek kažkaip norisi, kad jie lengviau užsisuktų. Čia matome vienam ratui atrinktų stipinų komplektą, o su kitais problematiškais vienetais aš pagalvosiu, ką daryti.
O su probleminiais stipinais pagalvojau, kad aš paimsiu sriegpjūvę M3 su 0,5 žingsnių ir sriegį tiesiog pakoreguosim. Na ir pagaliau, pats netikiu, rezultatas tikrai labai džiugina. Su užsivedimu imu likusių 70 vienetų ir visus bandysim prasriegti. Čia kažkas jau ne pagal planą, taip neturėjo nutikti. Pradėjom surinkti antrą ratą. Stipinus labai paprasta dėlioti, nes stebulėje esančios kiaurymės jau jos nukreipia stipiną, kaip jis turėtų būti. Su stipinais ir galvučių sugaudimu. Tai kaip ir paprasta, įkiši į kiaurymę galvutę ir jau pati galvutė rodo kryptį, iš kur turėtų ateiti stipinas. Tai šitas čia turėtų būti, šitą paėmus. Rodo tą kryptį, tai jeigu ėjo viršutinis, kitas bus aišku iš apatinės stebulės dalies. Na gerai, kad būtų aiškiau, galim nepailiui paimti. Nu, tarkim šitą. Taip. Turi iš viršaus ateiti ir va sutapimas kaip tik šitas. Taip. Kažkada senai pasidariau tokio ratų tiesinimo ir sutampimo stendą. Tai va dabar buvo proga jį išsitraukti ir pažiūrėti savo sugebėjimus. Truputį pasukiojus ratą, tai šiek tiek pavargau. Ką pasuksim, darosi kiaušinis. Šiek tiek mažiau. O jeigu mes tada, tai kaip ir grįžti. Šiek tiek betrūksta. Nu va, dabar reikia šoną pagauti. Blemba. Internetą, kai paskaitai, tai žiauru darosi. Vieni sako į kairę, kiti į dešinę. Ratas pats išsitiesins. Nu, kai paskaitai komentarus, tai galima nusižudyti. Ratlankį jau norisi ir išmesti. Nu, po velnių, negi aš nesuprasiu. Aukšto pilotažogi nereikia. Kantrybė baigėsi, taip ir norisi normaliai sutrenkti. Apačią tada suveržiam. Nu ir... Eiktų, šiandien užteks. The next day. Šiandien audra. Daug žmonių liko be elektros ir galiu tikrai pasakyti, kad tokio stipraus vėjo dar niekada nemačiau. Namuose jau kelias valandas dingusi elektra privertė susirasti seną mano restauruotą žibalinę lempą. Apie matomumą čia nėra ką ir kalbėtis, bet tiesiog norėjusi pažiūrėti, kaip senais laikais žmonės dirbdavo žibalinių lempų apšviestoje patalpoje. Laukiu, kada atsiras elektra ir galėsiu tęsti normaliai darbus, nes man jau bloga nuo to kerosino kvapo, galva svaigsta ir akių aš negadinsiu. The next day. Gerai, tikiuosi šiandien ir užbaigsiu. Nu gerai, dar kartą bandom. Vyko tokios smulkmenos. Nu šiaip tai iš tikrųjų tas ratas iš savęs kreivas. Į gamyklą jau taip darydavau. Nežinau. Dar bandysim degtuko pagalbą. Pridėsim. Ir dar bandysim kažkokias tokias smulkmenas sugaudyti. Smulkius mušimus.
Gerai. Dar viena vieta kliūna. Gyvenimas tai nėra, kad viskas gerai ir atsitinka blogai. Ne. Gyvenimas yra viskas blogai, bet kad gerai tu, blet, pasidarai. Tu turi keltis, blet, anksti 12 metų eiti į mokyklą. Visi meluoja, visur apgaudinėja. Pinigai vis tiek valdo. Tu gyveni sistemoje. Viskas yra blogai. Bet tam, kad gerai būtų, tu turi pasidaryti. Ir jeigu tu pasidarai, tai ir bus gerai. Niekas nepadės už tave ir už tave gyvenimo negyvens. Nes blogiausias dalykas yra, kai tu sėdi ir gyvenimas bėga pro šalį. Ne, tai gal gerai, bet savęs ieškoti tik vieni sako, atraskit save, kiti sako, blet, paleiskit save. Tai ką daryti visiems žmonėms? Blet, šikną reikia pajudinti. Reikia stengtis. Manau, bus gerai. Na, dar kartelį pasuksim. Sugalvojau pasitiesti Aladino kilimėlį, pabūsim kieme, saulutėj. Atkeliavo padangos, kameros, apsauginė juosta ir visą tai bandysim sumontuoti. Čia dabar suku tą ratą ir neberandu, kur ta ventilių skylutė. Štai. Tai uždėsim sauginę nuo stipinų galvučių, kad apsaugotų vidinę kamerą. Beje, kamera, padanga ir apsauginės juostelės atsisinčiau iš Anykščių, suviliotos mažos kainos. Ir ieškojau su tokiu protektorium, kad būtų truputį panašus į sovietinių laikų. Tai teko prisiminti, kaip reikia padangą užmontuoti ant ratlankio. Tiesą sakant, nuo vaikystės laikų praėjo gal 15-20 metų ir iki šios dienos neteko padangos montuoti. Tai va, bus proga prisiminti, o sekėsi visai neblogai. Aišku, kai naujos detalės, tai visada smagiai montuojasi. O už kadro triukšmauja vaikai. Šiandien parodžiau, kaip užsiveda motociklas ir truputį juos pavežiojau. Tai emocijos liejasi per kraštus ir nuo motociklo negali atsitraukti. Verda diskusijos. Na štai padangą sumontavom ir beliko tik įpūsti oro. Truputį padarėm rankų pumpą ir galutinis variantas toks. Teisybė pasakius, tai galvoju, kad prasčiau gausis. Rezultatas puikus. Bandau surinkti priekinio rato būgną ir pamatau, kad yra sulūžęs varžtas, nulenktas stabdžių įtempėjas. Tai aišku, yra variantas nueiti pas metalo tekintoją, kad ištekintų varžtą, bet vėlgi nuvažiuok, paaiškink, ko aš noriu, tada vėl važiuok pasiimk, vėl laiką gaišti ir aišku, atiduosi kažkur 20-30 eurų už šį darbą. Taupydamas laiką, pabandysiu sukonstruoti pats panašų įtempėją. Pagalvoju apie stabdžių ir sankabos rankenėles. Kaip ir norėčiau jas palikti, jos tarsi tokios būtų, kad rastos baraklinė ir senamadiškos tų senų laikų. Nežinau, dar pagalvosiu, kas liečia dėl įtempėjų gamybos. Tai nuvažiavau į prekybos centrą, nusipirkau varžtų. Man svarbiausia buvo rasti veržlę, prailgintą veržlę. Tai va taip aš sudėsiu varžtą ir veržlę, juos suvyrinsiu, bet prieš tai reikia nuimti nuo detalių cinkuotą paviršių, kad geriau vyrintųsi. Kitaip tariant, kad turėtumėm geresnį kontaktą. O cinkuotą paviršių mes nuvalysim paprastai tiesiog mechaniniu būdu. Panaudoju 80 grubumo popierių.
Na ir pagaliau sutvarkyti ratai jau savo vietoj. Bemontuojant į rėmą ratus, pagalvojau, kad praleidau vieną kitą smulkmeną. Kad nereiktų sukti galvos, prisiminiau, jog turiu nupirkęs Ryga 7 manualą. Atsiverčiau, o ten visos smulkmenos puikiai sužymėtos ir parodyta, kur turi dėtis. Šiam kartui tiek, užteks apie tuos ratus. Manau, visiems jau bloga nuo jų, kaip ir man. Šiam kartui tiek, o aš kaip visada visiems gerų projektų.